Sveiki sugrįžę į mūsų jau 8-ąjį mūsų pusės podcastą. Sveikinuosi aš Dimukas ir šalia manęs sėdi Agne. Taip. Kas mūsų nepažįstat, labai malonu susipažinti. Jeigu nepažįstat ir čia jūsų pirmas podcastas, tai tik primenu, kad dar 7 galėsit pažiūrėti, kurie buvo anksčiau. Visai savaitai žiūrėjimo. Jo, šiaip. Wow. Jau važiuojam ir jau gaunasi, kad 2 mėnesius kaip darom podcastą. Yay. Labai greit praėjo laikas man, kaip tau. Aš šitą 2 mėnesius mes jau darom. Keista. Ką? Iš protų nesuvokiama. Bet ar tikrai 2 mėnesius? Nu jo, logiškai gaunasi. Man toks jausmas liko, kaip 3 filmuotume dabar tik tai. Jo. Nu, man tikrai ne 8, gal kaip 5, bet yra tas. Tai va, kaip tau, ar jaučiasi kalėdinė atmosfera? Nes man tai taip. Nu, šiaip taip jau kažkiek jaučiasi jo. Vis kokie advento kalendoriai man ekranuose matosi. Dar kažkas, kaip tas kolos autobusiukas papasakoja vakar, kad atvažiuos. Kolos Jau autobusiukas. negaliu išmesti iš galvos jo. Kas negirdėjo, tai atvažiuoja jo šitas Coca-Colos fūra, kaip čia pavadinti, kur reklamose matom visada per teliką nuo pat vaikystės, tai, nežinau, pagaliau pas mus atvažiuoja man kaip kolos fanatikiai, tai aš iš karto tokia žiauriai noriu, Ragnė sako, tai gerai, Say no varom, more. tipo, nu, say no more. Aišku, jis bus tik tais ten nuo 4 iki 8 berods. Palyginus. Ir kada ten gruodžio 14 berods. Šeštadienis. Tai tikėkime, kad pavyks nuvaryti, nes aš tai excited, ten, tipo, bus galima įlipti, ten, žodžiu, visokių bus... Kaleidoskopas, mačiau, žaidimai. Jo, kažkas tokio. Nežinau, nu aišku, užkandžiai bus Mūgė, kažkas tokio, nu visokie tokie, bet šiaip žiauriai fainas experiences tiem, kas ypač mėgstat kolą ir šiaip tokia kaip nostalgija iš vaikystės, nežinau, tai bus labai faina, jeigu nuvarysim. Tai labai faina, aš irgi biški taip jau jaučiu tą vaibą, biški vien dėl to gal, kad pasnigo, jeigu nebūtų sniego. Jo, dargi pasnigo. Jo, tas sniegas labai vaibą atneša. Bet eglutės vaibą dar taip, dar nėra, kad pasipuošti, jau čia reikia viską kažkaip dar nepriejau prie to, tipo, kaip ir yra jau pabiški, važiuojam, aš nesuprantu, kaip kiti ten tik pasikeičia lapkričio 1 ir ten, jau ten, žinai, kalėdų vaibas, viską persipuošia, persidarė, nu, taip, žiauriai keista. Bet jo, šiaip laukiu visai, kada eglutė pasipuošia, bet vis prieš tai norėjau generalinę pasidaryti namų, nes reikia ir kiek manoma daiktų atsikratyti, ką išmesti ir panašiai. Tai būtų gerai tokia generalinė, tai nežinau. Tai taip ir tempsiu gumačiui, kad pasipuošti, nes vis nepasidarys tos generalinės. Nes noris, kad tvarka būtų, žinai. Kol neprispaus vieną dieną. dieną. Kol vieną dieną, jo. Ne, pas mane namie, pas mane, tai nelegalu yra iki gruodžio. Žodžiu, lapkritį puošti eglutę nelegalu pas mane. Nu, aš negaliu, man kažkaip atrodo per anksti. Ne, aš net negalvoju. Žinau, kad su jais gruodžio 1 viso galiu oficialiai puošti eglutę. Nesvarbu, 1, 2, 3, kaip ten su jais dienos, bet kai gruodis kalendorinis, viso galiu puošti, aiškiai. Nežinau, man kažkaip taip. Gruodis kalėdos, lapkritis man ruduo ir nesiasocijuoja, kad eglė jau puošti ir namus puošti. Aš tokia laukiu. Jau mačiau, yra žmonių pasipuošusių, tikrai yra. Yra, kas vidury pasipuošia lapkričio. Man irgi žiūrėjau. Bet aš laikau ilgiau, gal jie, pavyzdžiui, nusipuošia. Aš teiktų, dar sausį visą būna išlaikau eglę. Okay. That's really great. Kaip tau... Šiaip ir tais karalius reikėtų nusipuošti eglę, by the way. Nu, taip, aš ką tik tą patį pagalvojau, bet aš negyvenu pagal tai. Kaip tau Kauno eglutę, ar matei? Nemačiau, kad aš taip ir galvau, kad nematei, tai tą progą aš tau parodysiu. Nu, tik tokią nemeta man tokių, Insta irgi realiai nemeta, tai va, aš lieku, o... Nieks istorijos nebuvo įsimetęs. Nežiūrėjau ir istorijų, nu, aš antiek nesėdžiu, nu, tai mažokai. Gerai, tai tuoj aš jums parodysiu nuotrauką. Sekundinį. Kodėl čia yra video? Pramečiau akį. Nu, įdomu, tai šiandien... Nu, jo. Tai va, čia kaip supratau, pirmas įžiebimas buvo Kauno eglutės. O bus, šiaip visais metais būna, kur lygina eglutės. Jo, tai aišku, kad bus. Oh, girl. Įdomu. Gerai, radau aš eglutę. Egliukčkė. Turime tokią eglutę Kauno. Kas čia per angeliukai, ne? Arkliukai. Nu, tokia klasikinė, pripuošta. Man tas viršūnės labai nepatinka, kaip būna sniegas. Snaigė, jo, sniegas. Jo, kažkaip man... Kur jinai čia stovi? Šitas pastatas.
Ai, nežinau, čia šiais Kažkaip metais ne dar prie kitur. Jo, Nu, ne prie to. jo Saboro girdėjau, nes mačiau, kad būdavo. kažkas ten, kur vertino eglutės padarė. Ir mačiau, kad jo šiais metais ne basic vietą pakeitė. Nu, žodžiu, dabar nori Ma, įvairovės, tai kaip sakoma, prie kažkokio ten karo muziejaus gal. Nežinau, bijau suklysiu. Tai čiukuniečiai ir visi. Bet Tai jo. aš mačiau, kad tas kalėdinis miestelis Žalgirio stadione padarytas jau atsidarė. Su ledo čiuožykla ir panašiai. Bet Okay. apie eglę, vai, nieko. Kiek vertintum eglę? Nu, nežinau, man labai atrodo tokia, sakau, klasikinė labai. Tai nėra, kad labai įspūdinga. Iš 10? Mano akiai. Tavo akiai. Nu, šiaip graži, nežinau, aišku, reiktų realybėj pamatyti. Jo, reiktų realybę, aiškus, pamatyti. Iš nuotraukos tai tiesiog daug lempučių. Mirgų margų. Nu, 7 solidų duočius. Aš irgi 6-7, sakyčiau, taip kažkaip. Prytų gal net tokia fainesnė buvo. Va, pavyzdžiui, šitą tai tokia Nu, iškart išsiskiria. Kažkoks jo išsiskiria, vat man irgi tas pats. Nu, va, čia dar kita nuotrauka, tipo. Nu, tipo, šiaip gražu, nu gerai, gal net 6 neduočiau 7 iš 10 aš irgi. Įdomu bus kitas įvertinti, kitą savaitę, man atrodo, įžiebimas bus. Nevarysi, tikrai jaučiu. Apie Vilnių? Jo. Ai, ne, aš važiavus būsiu. Aš kažkaip irgi nevarysiu, nes man tiesiog per daug žmonių. Įdomu, kada Klaipėdai žieps. Įdomu šiaip. O gal kartu su Vilnium galvoju? Gal? Šiaip įdomu. Klaipėdos tai bus natural. Keštą. Kaip Bet visada. man gal fainiausiai. Man šiaip kol kas vis tiek fainiausia ta atmosfera ir ta eglutė New Yorko būna dažniausiai. Jis tiesiog turi jau savo vaibą, visada jinai ten, žinai. Panašiai atrodo, tai labai 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 nice. Fainai su tom eglutėm, bet įdomu, kiek šiais metais pavyks apkeliauti. Jaučiu, kad šiais metais kažkaip mažiau pavyks apkeliauti, nes šiaip pavykdavo visai nuvažiuoti į kitus miestus, miestelius, pažiūrėti eglučių. Visai toks kažkoks fainas užsiėmimas, kai šalta. Tai va, o įžiebimo tai tikrai nevarysiu, nuvarysiu tada, kada bus mažai žmonių. Na šiaip man ir tos mugės patinka, ir tie vafliai. Skanus, pavalgyti, ten tokie sukti. Žiauriai skaniai. Tai va, tokios tos Palangoj? nuotaikos. Žinai, kaip per Velykas būna Palangoj Basanavičiaus gatvėje kiaušiniai. Tai eglučių būna ten, tipo, kad eglutės sudėtos, ar nebūna taip? Nežinau, Ar tik niekada kiaušiniai neįstrigo, yra? ne, man atrodo, gal nebūna. Not sure, negaliu Kaip šį klausimą kiaušiniai, tie atsakyti. iconic man. Jo, Tiesiog visiškai Pilna icon. kiaušinių. Icon. Wow. Nu jo, tokias tokelės. Pas mane nieko gero šią savaitę nevyko, per to, kad buvau Kadu komedi, ką jau pasakau, kad patiko, buvo fainas vakaras. Nieko tokio patinka per darbų. Visiškai Dirbus. tiesiog toks. Elps man irgi. Na jo. Dramos, melodramos. Gyvenimo. Bet nieko. Life is life. Gerai, Jo, gal. šiaip pradėjom čia mes kalėdinį, bet dar... Jo, kalėdinį, bet dar pasiliksim. Be kalėdas. Jo. Tikrai. Čia dar tokia mini tiesiog, kas įvyko, nes sakau, tie įžiebimai dabar čia. Šiaip labai keista, kad Kaunas taip anksti įsižiebė, atrodo, galėjo visi protingai vat, kitą savaitę, bet galbūt norėjo, kad ir Kauno nuvažiuotų, ir Vilniaus, kas kur nori į tą įžiebimą nuvaryti, nes čia visiems kaip, o maga. Aš šį įžiebimą tiesiog per teliką pasijungsiu, o įžiebė, o cool. Nors mačiau Vilniaus šiais metais, nu, tipo, Kauno, man atrodo, gražesnė bus. Jo, nes Vilniaus... Ypač, kai taip užsikelia kartelę Vilnius, man atrodo, nes tais dar prieš COVID, man atrodo, čia tas buvo visas laikotarpis, 2019 pati gražiausia gal eglė buvo, ta, kur su ten... Tas kraista? Jo, tas kraista, nu Aš žiauriai tą ir gražu. atsimenu geriausiai. Paskui antrais metais panašiai irgi padarė, nu žiauriai gražiai jo, tai va tokios eglės, belia kaip gražiai, aišku, suprantu, kad biudžeto labai daug atima, nors aš manau, kad ten biškai nusigraibsto savo to biudžetėlio biškutį, čia man už tai, kad galvojau, kaip čia atrodys. Galit mane pasimdyti nemokamai, aš jums sugalvosiu, kaip padaryti tą glutę. Davai. Eisiu, tokių prikurtume, kad... Tai va, atrodo, tikrai faina. Apstatyčiau. Imagine. O tai kokie Meksikai kaktusus būtų. puošia tekstuose. Tai įdomu, faina, norėčiau jo. Šiaip įdomu, prašau. nu. Jo, prašau, ok. Daryk kitaip, noriu pamatyti. Ai, gerulis. Nu, įdomu. Tai va. Tokios tos tokelės, jo, įvažiuosim dar į gruodį ir normaliai pašnekėsime apie kalėdas viską. Kalendorius man yra jau nebe 12, bet aš vis dar kiekvienais metais turiu šokoladinį advento kalendorių. Nu, tu mėgsi tuos sweet treats, tai Excited. tau tai, ta prasme, Turėsi? nu, nežinau, pati tai Dar savo nepirksiu, neaišku, kažkaip ne? nefainai. Tikriausiai, kad neturėsiu. Aš pirkčiau savo, bet jei savo reiktų pirkti, galimai pirkčiau pigiausią, gal, nežinau dar, priklausytų nuo dienos.
Dabar tai mama sakė, nu tai kokį nori. Oh yeah. Palepinu. That's Ai, cool. smagu. Fainai vaikystė tokia, žinai, bet jau Man tai keičiasi biškį tos žiauriai kalėdos. vaikystė. Taip. Tai va, nežinau, mes čia labai žangiuojamės, neįžangiuojam iš tikro. Kažkur per kažką. Nes kadangi nieko įdomus neįvyko, šiaip jokių naujienų atrodo net neįvyko, kai sakėm, čia toj pat keisis, čia va, apie ateivius, čia tas Trumpas, čia tas, dabar, pasaulyje nieko neįvyko. Ai. Ar įvyko? Žinai, aš negaliu komentuoti labai daug, nes man atrodo, aš kad tai turbūt sėdžiu. įvyko, aš tiesiog nežiūriu. Aš tai sėdžiu, Tas tai toks. nieko nemačiau naujo. Man žinai, kas buvo keista, aš, pavyzdžiui, nežinojau, tu gal čia žinosi. Tai po Facebook'e buvau ir buvo straipsnis 15 minučių ir kažkodėl nusprendžiau paskaityti, po kažkas Jo. buvo, nežinau, koks buvo. Ir paspaudžiau ir tai paskaičiau porą pastraipų ir į apačią ir rodo, nusipirk prenumeratą. Jo. Čia casual. Tai vat aš dar nežinau, nes aš Wow, neskaitau čia jau- straipsnių. Nežinau, 1000 years, kaip yra šitas reikalas, ne? jo, kad... Wow, o mokam. tik 15 min ar visi turi? Oi, portalai? visi Delfi 15 min. Priklausomai nuo straipsnių. Vienus paleidžia mokamus, kitus Wow. nemokamus. Nieko, kažkas, Man čia kas turi naujiena prenumeratas, parašo komentaruose, ten, kas ką. Paspoilina. Jo, paspoilino tiesiog ir viskas. Wow. Jo, nes nesąmonė galiu ir taip atrodo, žinai, tiek yra platformų, tai žinai kažkaip. Tai jo, man atrodo, kad pasaulyje nelabai kas įvyko. Ai, mačiau, kad Netflix'e bus Sabrinos Christmas. Jo? Jo, edition toks, tipo kaip laida, kaip, nežinau, ten. Ir bus kas padainuos, ten su Tyla, paskui šita, ta pati Chappelle, ten dar kažkokia buvo, šita Kelly Ūkis, aš ją ūkį vadinu. Šitą, kur telepatija, la noche rarija, la noche, šitą, nu, tipo, kad ten bus kas dainuos, bus kas pavaidins, ten tokia kaip Christmas, nelabai spėtau, ten kaip laida bus ar kas, bet tipo tokį paleis. Visi komentavo, kaip jinai spėja, jinai dabar turi, jinai ten tik pasileido albumą, ten turi, kada jinai šitą nufilmavo, tipo, what? Tai va, čia toks, va, įdomi naujiena, žinai. Ir šiaip daug serialų mačiau, kad pareina. Tai laukiu, nesulaukiu. Jo, kad Squid Game'as antras išeis gruodžio 26, tai jau čia Max excited esu. Labai daug serialų dabar turėtų sugrįžti visokiausių. Tai Aš labiausiai laukiu Wicked. aš žinau, kad tu laukiu Wicked. Aš dar žinai, ko laukiu. Man atrodo, kad Šrekągi filmuoja naują. Jo. Bet jis bus toli ten, gal 26, nežinau, toli dar. Minecraft'o filmo laukiu. Ką tik norėjau sakyti, Jo, aš išmačiau kuris kažkada, berods jo. pavasarį bus. Ir ar tik negirdėjau kažkokių gandų, ar ne ledynmetį filmuoja irgi, kad kažkaip seni sugrįžta. Šreka tai tikrai for sure, dėl ledynmečio not sure, bet kodėl atrodo, kad dabar tiesiog biški sugrįžta, tai labai faina, kad taip va. Tai va laukiu tų va, senų old OG filmukų visų, nu žiauriai, fainai. Ai, mūsų vaikystė dabar tokių nekuria vis tiek. Kokį filmą su... Ar ne Princess Diaries darys trečią? Ai, Kažką su jo. Anne Hathaway. Anna Hathaway. Jo. Kažkas bus. Irgi exciting. O čia tai news. excited aš. Ai, nu labai fainai, nes fainai. pareina tas laikotarpis, kur sėdėsim ir Aš žiūrėsim. kažkaip vakar įsirašiau, turiu filmų listą pasidariusi, Aha. kuriuos tikrai norėčiau pažiūrėti. Reikėtų ir man čia Nu, užsivesti. pradėjau jo rašyti, nes žinau, kad Nes aš pamirštu, jo. Ir vakar irgi kažkur išgirdau kažkokį filmą, užsirašiau ir taip žiūriu, ten kokia jau 15 filmų ir aš dar nei vieno nepažiūrėjus, gal 20 net. Opa, siūsi man Ir aš taip sąrašiuką. žiūriu, galvoju, nežinau, galvoju, ar čia prasmingai rašausi. Aš nežinau, ar aš prisiversiu pažiūrėti. Aš neprisiverčiu pažiūrėti filmų, nes filmui man reikia prisiruošti. Okay. Serialas, paspaudai, išjungi, sustabdai, kažkada grįši, jau paleis nuo to laiko tau ir toliau žiūri. Nu, su filmai, žinok, niekaip neprisiverčiu pažiūrėti filmo. Tai tų Halloweeninių taip ir nepažiūrėjau. Bet norėjau, bet neprisiverčiau. Nu, aš tik Beetlejuice ir pažiūrėjau tokia- šį kartą. Nu, nieko, liks kitam Halloweenui, kaip sako. Realiai, kitais metais man ten toks sąrašas bus milžiniškas. Galėsi atsius man, aš sužiūrėsiu už tave tą sąrašą. Gerai. Tu galėsi pasakyti, kurios verta Ai, eikvoti savo jo, laiką, jo. žinai. Nes jau, man tai faina, nes mes Tau sueitų kažką, Harry kažką. Potterį reikia žiūrėti. Jo, jau reikia pradėti, Atsiminiau. nebiški. Man atrodo, kažkas šnekėjo, kažkur girdėjau, bet čia anksčiau. Kažkaip buvo likusios 7 savaitės iki kalėdų ir tada buvo galima pradėti Harry Potterį, tipo, ležėti kiekvieną savaitę po filmą. Nors galima žiūrėti, aš manau, realiai ir 2 per savaitę. Laisvai. O Jėzu, Kad ir tikrai vakare laisvai. turiu laiko. Aiškus. Po Tai vis darbo. vakarė visada turi Nu. laiko, žinai, vis tiek gali prigulti. Fun. Tai tik reikia netingėti, nes ten ilgi, man atrodo, ne yra. Po porą valandų gal. Rimti Nu, filmai. reikia, nes aš Fainai. pamiršiu čia. Reikia pradėti jau žiūrėti. Išsirašysiu aš Harry Potterį Deimantį. Jo, grinai. Tai dabar daug ką yra žiūrėti, atrodo, žinai. Tai toks dar vienas namuose tikrai irgi žiūrėsiu, bent jau tas 2 pagrindinės, tai Tos tikrai dvi žiūrėsiu. geriausias. Tos 2 geriausios, tai
Jau exciting. Gerai, mes čia apie kalėdas per daug neįsivažiuojame. Jo, mes nenorim. Mes nenorim, tipo, spoilintis, Bet nes vis tiek kažkaip kitas dabar podcastas vien laukia tik apie apie tai kalėdas, kalbam. tipo, ir šiaip apie visą va šitą. O dabar Crazy. nesinori įvažiuoti, bet mums Man jau tas yra kažkoks. Žinai, dar koks keistas buvo. Bet čia jau irgi seniau biški buvo. Tipo, ne vakar, ne už vakarą, biški gal porą savaičių praėjo. Kur Instagramo update'as, tipo, išėjo. Nu, tipo, žinios, nežinau, ar jau čia išėjo, ar jau daro taip. Kad, tipo, video, kurie surinks mažiau viewsų, mažiau engagemento, po kažkiek laiko bus mažinama jų kokybė. Kad naudot, Aš galvoju, jie senai naudoti daro. vietą šito. Čia tipo tik dabar darys, nes aš... Nu, čia tas gal buvo, nežinau, prieš porą savaičių. Maks mėnesį, manau. Nublemo, aš dabar Kalbėjom. nueinu į savo senus video, tai jie yra prastesnės kokybės. Visada jie taupo savo vietą ten tą space'ą, nes jūs įsivaizduoju, kaip atrodo... Ir tipo, kad tie jo, kurie surinks daugiau viewsų, tai tų video paliks geros kokybės, jeigu jie žiūrime, o tie, kuriem blogiau seksis, tų video ir mažins kokybę, tarkim. Tai ten daug paspiktinusių vėlgi, kad mažiem kuriejam tada, žinai, nu, tai tipo, negauni daug engagemento, stengiasi, beleką gal, žinai, Yeah. ir po to kokybė tau sublogina. Tai dėl to, kad Užtat YouTube'as niekada nepaveda ties kokybę. kol kas, žinok, nu, jo, Nu. tik tokie ten algoritmai, tai čia Jo, trendai, tai jo, čia ten tik gaudyk. Instagramą su savo pridurkais. Jo, Ta prasme, tai visiškai. irgi viskas. Visiškai. YouTube'as gan solidžiai taip laikosi. Jo. Yra pokyčių, bet Jo, šiaip YouTube'as geriausiai išsilaikęs. Bet jo, man atrodo, kad čia jau senas tas reikalas, gal dabar viešai pasakė, bet žinok, aš čia esu pastebėjus, kad numažina tą kokybę, for sure. Jie tiesiog taupo space'ą, nu, nes tu įsivaizduoji, kaip atrodo ta vieta. Esmė, jie literaliai... negaliu net Ne, neįsivaizduoti. jie literaliai yra kambarys ir literaliai yra va tie, kur, nu, laiko viską, žinai. Aš irgi, nu, tipo, Aš filmą negaliu esu pasakyti mačius. žodiškai, kaip ten visi... Taip, kaip kombai kalbėtų. ar kažkokie ten, nežinau. Jo. jo. Tai va, tai visa ta vieta yra laikoma, žinai, čia nėra, kad, kažkur, tipo, žinai, Bet nematomas, logiška, bet... aš negaliu nu, įsivaizduoti to kiekio, Jo. kiek, žinai, ten per Daug. dieną su... ta Ten prasme, prišylo sukelia čia bele neblogai. kiek. Bele kiek. Jo, bele kiek. Tai taip, Kosmosas. ten dėl to ir bando mažinti, presuoti visą tą medžiagą, žinai. Nu, tai negali būti labai paspiktinę, žinai. Nėra tiek vietos, kur sukišti viską. Nu, žodžiu. Tiek visi visko dar prikuria, nu, keistas pasaulėlis. What can I say? Aš ką norėjau papasakot ir ką tik pamiršau. Jo, Ką tik. Biškai čia nuplaukiam ties... Tik. Bet čia kaktusas dar vieną leidžia tą kaktusį. Aš nežinau, man jau reiks persodinti, I guess. jau. Tie maži. Bet aš jeigu persodinsiu, jis numirs. Tai aš dėl to bijau persodinti. Aš savo taip ir nepersidinau, nors jau manau reikėtų, nes jau ten išaugo. Tai Nu, bet tai kaip tu jį, ta prasme, už kur man čia, ta prasme, nežinau. Su žnypliam, tai Reikia žnyplės turėti. čia tiesiog mano išgalvoto. Šiaip tutorialą rastume YouTube'ai, manau, tikrai. Čia GPT paklaustume. Viskam. Kaip persidinti kaktusėlį. Ir va Oh my god. Jo, nežinau. Tai jeigu neturim kam, galim važiuoti tą maigės. Nu, važiuojam, neatsimenu. Jeigu kažką Pamečiau vidury ką tik. atsiminsim, Bus papazarinsim. Jo. prisiminiau. Vis. Jo. Tai va, šiandienos mūsų temelė, temuška yra Temuška. love it or hate it. Mylim ar nekenčiam kažkokių tai dalykų. Išsirašiau žiauriai daug. Na gerai, ne žiauriai daug. Šiaip išsirašiau 50 dalykų. Apie vienus gal lais labiau pašnekėti, apie kitus gal trumpai ir aiškiai, bet kažkaip, nežinau. Pagalvojau, kad visai faina tema. Biškai padiskutuot, ar mes lavinam ar heitinam tą dalyką. Tai nežinau, ar čia reikia kažkokio labai didelio įvado. Tiesiog pasirašiau tokias kaip arba situacijas, arba dalykus kažkokius specifinius iš skirtingų temų ir jo. Žodžiu, padiskutuosim, nes man labai įdomu. Agnė nieko neįtarė. Aha. Kas čia bus, hihi, haha, kai Aha. šausiu ką nors. Tikrai nesėdėjau šalia. Na, žinai, tai buvo. Vis tiek visų, ką aš išrašiau, tai Nu, nežinau. šaustelsi, nesvarbu, skirtumu šitą žodį. Yes. Ir man bus toks, ką, galvosiu. Grinai. Gerai, važiuojam? Važiuojam į pirmą. Pirmas yra įžymybių skandalai, pramoga ar problema. Padiskutuokim apie įžymybių skandalus. Problema ar kas? Pramoga. A. Anas 50, nes not gonna lie, aš vis tiek mėgstu ją, kai užmesti, jeigu kažkur dramos vyksta. Tai aš pasipramogauju būna iš to, literaliai. Nu, ta prasme, man kaip pramoga būna 5% ir tas čia toks, kur
ar aš lavinu ar heitinu, jo mane erzina kartais, žinai, priklausomai nuo mūdo jaučiu. Bet man kartais patinka pasižiūrėti, ten, kas įvyko, ten susipyko Zviozdos ten, nes ten Sabrina su ta Kamila Cabello, ten dėl to Shawn Mendes, ten, oh my god, ten, nu, žinai, tipo toks būna, kažkoks vis tiek atrodo, reikia dramų, tai toks, dėl lietuvių dramų, tai, nežinau, nelabai domina, tipo, bet, tipo, užsieniečių dramų, tai būna juokinga pasiklausyti. Ar problema tai yra? Nu, nežinau, problema nebent, kad gaišinu savo laiką. Tipo, kai galėčiau užsiimti normaliais dalykais. Na, bet yra tas lietuviškas brožas biškai taip užsitemps paklausyti. Tai kaip tu galvoji, žymybių skandalai yra problema ar pramoga tau? Man asmeniškai tai nėra problema, bet tiesiog man įdomu. Dažniausiai. Nu, tipo, nelabai vėliuosi, jo būna tokių, kur gal vis tiek užmetu akį, kas čia įvyko. Yeah. Jo, jeigu išmeta, bet taip, kad eit toliau ten labai kažką gilinti, dažniausiai ne. Nebent kažkokią temą ar kažkoks žmogus, kuris man labai patinka. Tai vat, pavyzdžiui, dabar Wicked filmą laukiu ir kažkas bus skandalas to filmų, kažkas ten įvyko kažką. Tai aš gal tada iki šiol pasidomėčiau. Bet vis ten kiti, kurie man, nelabai įdomu ten, skip. Nedomina. Jo, tai priklausoma, jeigu kažkam prirelatini atrodo, tai tada ir paklausai tavęs, domina, žinai, tas skandalas. O jeigu taip, nu, tipo, nelabai domies, nelabai tau domina, tai ir ką ten bežiūrėsi, atrodo. Nu, tipo, tai toks. ar problema čia galėtų iš vis būti? Nežinau. Na, gal, nežinau. Nes pamečiau. Žmonės to gyvena? Nu, tipo, nežinau. Nu, tipo, jo, kas nori, tas domisi, kas ne, tas ne. Kitiem čia marketingas, nu, tipo, yra tiesiog tas dalykas ir tiek. Okay. Jeigu apsikrauna žmonės tom naujienom, taip skandalais, kiekvieną dieną, žinai, vien tom gyvena, nu, tai man čia toks kaip ir jūsų problema, sorry. Jūsų problemos. Ok, understood. Gerai, turim sekantį. True Crime Mania. Čia tų filmų, dokumentinių žiūrėjimas? Nu jo, čia tas True Crime, jo, visiškai žiūrėjimas. Ai, nelabai žiūriu. Love it or hate it. Aš tai love it. Visur toks. Nu, nežinau, galėčiau pasverti, gal biškai jo, gal biškai ne. Pas mane tai logiška, aš jau minėjau, kai Halloweeno podcast'ą, man atrodo, kalbėjom, bet vis tiek galiu pasikartoti, kad yes, I love it, man reikalinga, aš to malsuoju, aš tam gyvenu, aš tam kvefuoju, ir ką, čia biškai tu mač būtų, bet ne, aš jį pasižiūriu, mėgstu pasižiūrėti, tai aš tokia biškai maniakė. Maniakė. Sad boys. Važiuojam toliau? Važiuojam. Realybės šou. Geriausia ar blogiausia pramoga? Geriausia ar blogiausia? Jo, tai yra geriausia ar blogiausia pramoga? Tipo reality show, realybės šou tau. Blogiausia pramoga. Yra žymiai daug geresnių pramogų gyvenime. Dabar savo dėmynų. Nu, tipo, love it or hate it, like. In the middle. Ne, lavinu, bet ir tragiškai neheitinu. Toks nes guilty pleasure, toks biškai. Pažiūrėti biškai. Tai karts nuo karto užmetu akį. Jo, aš tai irgi tokia pem esu. Bet šiaip mėgstu dažniausiai jos pasilikti ant fono, kai kažką darau papildomai. Tai dažniausiai, tipo, kad taip nesutelkt būna dėmesio. Vietoj televizoriaus, kas eina. Jo, vietoj teliko, kas eina pas mane, jo, eina reality show, realiai. Dažniausiai tai būna. Pasąmoningai anglų kalbą mokais. Jo. Tai eiktų, aš visokių prisižiūrėjusi, ten šitų korejietiškų visokių, mane ten yra sudominę, tai jo visai. Mes kalbėjom apie Kitchen Wars, ar kažkaip ten vadinasi, tas kukinimo šou kažkoks dabar naujas. Nes su tavim kalbėjom, man sakė, pažiūrėk būtinai prieš 3 savaitės čia. Žiauriai geras, kad kalbėjo ir tie vėl tie patys, man rodos, tame podcast'e, man atrodo, kad kalbėjo, ar ne Katleris, gal visi kalbėjo, visi kalbėjo, bet žodžiu, kad yra žiauriai geras šou ir būtinai reikia pažiūrėti, ir aš dabar atsiminiau, oh my god. Kokį? Kažkoks Kitchen Wars ar kažkas apie kukinimą ir ten kažkaip kukina ateina profesionalai ir neprofesionalai, man atrodo, ir kažkaip jie ten kukina ir kažkokia laida apie tai vyksta. Tiksliai nežinau, bet kažkas ten žodžiu tokio. Okay. Ir tipo žiauriai įdomu, juokinga, faina ir tipo, nu. Tokias, žinau, serialas, Agne filmai skip, serialai ir tos laidos visos, nu. Ai, love it. Nu tai va, toks palyginimas. Toliau turime augalinė mėsa, tendencija ar ateitis? Augalinė mėsa? Plant-based meat. Love it or hate it. Nesuvalgius gal, nežinau, gal yra suvalgius, bet
netenka dažnai. Nesuvalgius. Aš nežinau, šiaip, nežinau, gyvūnus valgo, tai tipo toks natūrali gamta, tai man tas, bet jeigu žmonės nori daugiau pasirinkimų, welcome. Gal aš irgi kada nors taip galvosiu. Šiai dienai aš galvoju, kad nors aš taip tą mėsą ir tą valgau, tai žinai, mano mėsa yra vištiena, tai va. Well, thanks, guys. Tai toks, nežinau, net nežinau, ką pakomentuoti. Tipo, biški man tendencija, nes man atrodo, kad toks prasidėjo, kad, tipo, jo gal buvo tų žmonių, kurie, bet toks kaip man biški, mano nuomonė, kaip tendencija man labiau, nes, tipo, va, čia nevalgyk mėsos, čia šį bei tą, ten, žinai, veterinarai vos nepasakiau. Man šiandien žiūri, nes išneka, by the way, keistą dieną filmuoti podcastą, bet jo, man tas labai pasijūtė mados reikalas, kad aš irgi nevalgysiu, ypač jaunimas, žinai, tipo, jauni žmonės. Jo, aš irgi saugosiu gyvūnėlius, saugosiu gamtą čia ir nevalgysiu ir žodžiu ir visą kitą, žinai. Toks biški man pasijūtė kaip tendencija, nes labai labai paplito ir dabar jau čia kuo toliau, tuo labiau viskas ir paskui labai daug kas dar pyksta, va, kai tą madą pasigauna ten, nevalgo, ne, ir labai pyksta, ateina į restoraną, man čia nėra ką valgyti. Tada tai, Eiges, tenka gamintis namie tada, jeigu nėra ką valgyti restorane. Aš šiandien tokia biškai min pabūsiu. Bet, ne, čia tiesiog mano nuomonė, šiaip open visiškai esu. Tai man toks labai keistas dalykas. Nežinau, aš kažkaip nepriprantu, žinai. Jeigu aš einu dažniausiai irgi į tos restoranus, kur aš jau žinau, kad mėgčiau ką valgyti ir panašiai, bet dažniausiai būna taip, kad čia nėra ką valgyti ir taip pat toks biškai problema sudaro, tai kam tu tada save apkrauni, nes sakau, gyvūnus valgo, tai tas tai niekur nepabėgsim nuo gamtos, tai tipo toks. Tai mes nevalgysim, bet gyvūnus valgys, tai tipo, there's no point, tai žinau, tipo, vis tiek visi išmirsim, tipo, žmonės miršta irgi. Čia mano toks tiesiog, nežinau, rentinimas. Aš parentinau. Gal net neutralios kai kurios temos, daugumas temų. Jo. Nes man nulis emocijų, tipo, jo, man irgi atrodo, kad yra tendencijos tikrai šitame reikale. Ne, man irgi nulis emocijų, valgykit jūs, ką norite. Bet, tipo, man toks... I don't care. Valgykit, darykit, ką norite. Jeigu tai kažkaip ten nekenkia, ten, tarkim, tas paruošimas, pagaminimas, ar ten kažkokiu labai dideliu mastu, ar, žinai, kažkas ten rimta. Jo. Kai būna su kai kuriais dalykais, tai, man nulis emocijų tavo pasirinkimas. Nėra tau ką valgyti ten restorane, nežinau, žinai, kaip paskai, man tiesiog, Man, pavyzdžiui, labai nervindo, aš nuo vaikystės, tipo, labai išranki maistui, man daug kas tiesiog neskanu, daug ko nevalgiau, ir iki dabar dar daug ko nevalgau, ir man visą laiką prikišinėja visi. Kodėl tu nevalgai, bet aš niekada nesiskundžiu, kad aš ateinu kažkur, kad jūs svečius ar kažkur ten pietus man duoda. Man nesvarbu, aš galiu bulvę suvalgyti, man būdavo nesvarbu. Taip, aš nenoriu jūsų tų visų ten užkandžių kažkokių keistų maistų, kurių aš tiesiog nemėgstu. Tiesiog. Ir visi, kodėl tu nevalgai, o kokie čia, tipo, išlepus ir panašiai, bet aš nesiskundžiu. Aš sakyčiau, kodėl jūs man nepagaminot makaronų be nieko. Nieko aš nesakau, aš ramiai savo, nes aš žinau, kad aš nevalgau. Viskas. Bet visiems kitiems žmonės pastebi tą dalyką, visi ir iki dabar dar. Bet čia močiutė labiausiai gal, bet močiutė aš suprantu dar. Bet kažkas pasako man, tavras, ne jums reikia valgyti. Aš tą suprantu, bet kiti rentina labai būna. Tu esu susidūrus tiesiog, kad rentina, kad nėra ką valgyti, bet tada čia tavo problema, tu pasirinkai, kurį restoraną valgyti, kurį eit valgyti restoraną, kurį rinktis ir panašiai, žinai, tu gali pats gaminti savo maistą, kokį tu nori namie ir panašiai, žinai. Ir tipo, dar toks, žinai, triggeris tada būtų, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, pasikvieti svečių, bet jie yra ir tu tada turi taikyti, žinai, nors tu gal, žinai, nevalgai to maisto augalinio, nes šiandien apie tai, kad kažko nemėgsi, nes būna visokio maisto jo, bet bet realiai beveik dauguma netinka, ypač jeigu esi ne vegetaras, o veganas, tai ten, žinai, nei kiaušiniai, nei sūriai, nieko, tai lapų padėti, what the, tipo, žinai, tai tas tada gaunasi dažnai problema, aš nejaukiai net būna jaučiuosi, kad aš turiu kažką pagalvoti, paruošti, arba pavyzdžiui, ten,
pieną kažkokį tai turėti specifinį, kad kavą padaryti ar kažką, tas toks, žinai, tu labai, aš vis tiek pergyvenu dėl to, žinai, nors, tipo, čia jūsų problema atrodo, bet aš vis tiek atrodo pergyvenu dėl šitų dalykų, kad, žinai, man reikia turėti, žinai, dabar, nes aš, jeigu, ta prasme, svečius priimu, kad aš turiu jais apsirūpinti ir kad aš turiu turėti, ir toks struggle tada gaunas toks, nežinau, pasimetus jo, su ką daryti, žinai. Taip, bendrai pažiūrėjus, tai ne tavo atsakomybė. Nežinai, ne aš pasirinkau būti vegetaru ar tiesiog paklaustum, ką norit, nes aš valgau tą ir tą, jūs tą ir tą, pasakyk, ką tau padaryti konkrečiai, ar kažką nori atsivežk. Nieko nepasako, tai viskas. Taip turėtų negausi pasaulį būti, žinai. Bet po vis tiek mes turime emocijas, jausmus, pagalvojam, overtinkinam, ten, nesusišnekam ir jau blogai jauties dėl kažko, bet... Tai va, tas toks įdomi tema, šiaip daug labai negalvoju apie ją, bet tiesiog yra tikrai aplinkoje ne vienas, kuris žmogus, kur pažįstu, kuris taip pat valgo. Man irgi neskauda, man valgyti ką nori, žinai, bet tiesiog būna susiduria, kad paskui rentina dėl daug ko. Tai tas toks biški, ypač ant restoranų. Tai toks... Man gal blogiausia būtų, jeigu man prieštarautų. Tarkim, žmogus, nevalgo mėsos ir mes kartu būtume ir sakytų, kodėl tu valgai. Jo. Pats my choice. Kad ir kaip bebūtų, ta prasme, visų problemų neišgydysim, ta prasme, nepanaikinsim visų problemų pasaulio, žinai, ten, kur ir tą prižiūrėti, ir ten, viską neprisaugysim, tai čia, ir šiaip, kad aš vieną nevalgysiu, užtat kitos ten 1000 žmonių valgys, tai, ką aš vieną. Nežinau, čia toks pyktis, nesipykti, žinai. Diskutuojamas dalykas, grinai, čistai. Taip, TikTok maisto tendencijos, genialumas ar gudrybė. Nežinau, yra TikTok'e visokių tų maistų, arba, kai būna, sugalvoja, tarkim, kad ir išeina viral kaip tas kolos kokteilis ten su tuo agurkų skyšių kažkokiu ir jalapenais ir dar visokių trendų. Aš šiaip nelabai papuolu į tą, kartais man išmeta ir paskui žmonės bėga daryti. Aš neatsimenu, kai buvo tas agurkas, pavyzdžiui, gal atsimeni, kur kažkaip susoja ten, supjausto, ar tu nebuvai girdėjus, kur tokį traško agurką pasidaro ir valgo, su sesamo sėklom ten kažkaip. Jį kažkaip susipjausto kaip per spiralę ir, tas toks kinietiškas, korėjietiškas, man atrodo, ne kinietiškas. Jo, tai buvo viral, kažkada nuėjo, visi labai šnekėjo, visi išbandinėjo, tai kas čia dar? Ar, kaip manai, ta prasme, ar čia, ne tai, kad genialumas ar gudrybė, tiesiog, ar tu pati, pasinaudotum, naudojasi, seivinės, tam TikTok'e, jeigu užmatai kažkokiais maisto dalykais, ar ne? Aš buvau mačius tą tik agurką su kola, ten tą kažką. Ta vieno šiaip niekada nematau aš tokių, kažkaip nesu toj pusėj. TikTok'o? Internete, jo. Tai aš nesiseivinčiau, aš žinau, kad aš neragausiu, man ir viskas. Nes aš nemėgstu naujų skonių baidų įragauti. Tai reikia restorane užsakyti kokį naują patiekalą, tai čia riski yra. Jeigu nepatiks, liks nevalgys dabar. Dažniausiai nenori rizikuoti. Valgai tą patį kaip visada. Tas biški užnisa. Ne, man tas kombinacija, man crazy, nežinau, kažkaip, nepatinka. Bet gali būti kažkoks produktas tiesiog paturbintas, kurį tu valgai. Pavyzdžiui, vis tiek nebandytum niekada, nes yra tiesiog kažkoks, nežinau, trendas nueina maisto ten, kad ten pasikep ten vištieną su taip ir taip sutrašink ten čipsus, pamirkyk ten iškep, bandytum kažką tokio, kur tau atrodytų legit, ne, kad ko tu nevalgai ten jalapenai, kur ten eina kola ir panašiai. Jeigu visi sakytų, kad gerai gavus, tikrai skaniai daug atsiliepimų, tada gal jo. Man reikia tada daugumos nuomonės, tai aš bereikalą nebandyčiau. Okay. Jo, aš kažkaip tų viral irgi neišbandau dalykų. Bet būna kažką išseivinu, bet taip ir nedainai kito. Esu tik bulvės pjaušius kažkaip, tik tokį irgi ten viral buvo nuėję, kur irgi ten kažkaip, kaip tą agurką panašiai ten supjaustai kaip spiralę vosnį ir that was fun. Skaniau valgėsi bulvę. Tai tas buvo nice, nes bulvė kaip bulvė. Jo, ten kažkaip su sviestu beros, žodžiu, prieskaniai susakiais. Kavinės. Pervertintos ar būtinos? Coffee shopai. Ką tu apie jos manai? Būtinos. Čia jau kitokio atsakymo iš mūsų, man atrodo, nesulauksit. Nes coffee is something else in this world. Cozy vieta, susitikti, pabendrauti, kavos, atsigerti. Žiauriai, tasme. Visiškai nepervertinta, čia turbūt vaikinai taip sakytų. Tos moteris. Kam jums tos kava? Jo, jūs tas savo kava čia. Namiegi galite atsigerti. Grinai, bet ne, būtina. Tiesiog different vibe. Jo, visai kitaip.
Visai kitaip, kitoks mūdas, tai čia yra must, man atrodo, tiesiog. Ir tikrai nėra pervertinta. Čia kaip reels, Kasdienis reikalas. Su draugės tik, nuvaryt kavos, Taip. pasifotkinti ir pajapinti. O, Perfect day. perfect day, grinai, visiškai. Tobula. Su šito sutinkam. Ok, greitoji mada, patogu ar žalinga? Kažkiek kalbėjom? Aha, kalbėjom. Aš Man šiai žalinga. dienai yra patogu, jeigu taip tiesiai šviesiai. Ar žalinga? Jo, kiek aš galvoju, aš turbūt būnu šitoj vietoj labiau ir žiūriu savęs, nes viso pasaulio vėlgi neprižiūrėsiu. Ir aš bandau tiesiog išgyventi šitoj sistemui gyvenimo. Tai žiūrint į save ir pabūnant biškį tai bet kokiu atveju yra patogu. Jo, depends, kartais nusiperki brangesnius daiktus, bet kartais, kuriuos sudroši, tai ten aš tikrai maikės nepirksiu už 1000 eurų, kurią aš sudrošiu per nežinau kiek laiko, ta prasme, per vieną sezoną aš ten nunešiosiu, ten taps naminė maikė ir panašiai. Nu, tai tipo, priklausomai, kai kurios daiktus daugiau investuoji, tai toks, ar žalinga? Nu jo, žalinga, visi žinom, kad žalinga, tipo negerai, čia bla bla bla, bet nu. Aš tokia, anksčiau galvojau, jo, čia reikia viską, žinai, ten, oh my god, bet pagalvojus, nu reikia ir išgyventi kažkaip, tipo, dabar neprisipirksiu ten už milijoną, žinai, rūbų, nes to milijono nėra. Tai jeigu turėčiau pinigų, tikriausiai būčiau iš tų žmonių, kur nesirengčiau greitą madą. Bet vis tiek jinai yra neišvengiama, man atrodo, daugumai mūsų, man tokį nuomonę. Tyhi. Čin. Ką jūs manote? Aš jau pamiršau viską. Aš už žalingą. Tokiu atveju. Ir labiausiai kalbant apie tos šeinus visus. Šeinai, neatsimenu, kokie dar ten yra. Žinai, Šeinas ar Zara vienas ir tas pats realiai. Bet tai, jo, bet aš kalbu labiau vis tiek už Šeiną. Ką aš norėjau pasakyti dabar? Tyhi. Pametė mintę, ne? Jo, tai tokia pertraukėlė, kol Agnės galvos, ką sakyti, nes pamiršo kažką, norėjai pasakyti, kad žalinga, o Šeinas, dėl ko? Nu tai dėl to visų šiukšlių, pertekliaus, dėl darbo sąlygų. Ir dabar dar naujas dalykas, kuris mane pradėjo neraminti, tai iš ko yra pagaminti tie rūbai, iš poliesterio, ką tu dedi ant savo kūno, ant rūbus nešioji visą dieną, kokia reakcija su oda, tada kaip tu pakenkia. Nu, man šitas dalykas pradėjo dabar. Tai aš tokia biškai jautresnė šitoje vietoje, man toks, tarsi, jo, iš finansų, aš, pritariu, kad tikrai gal ne visi gali pirkti ir panašiai. Mes jau čia panašiai ten kalbėjom šitą dalyką antrame podcast'e apie madą. Bet jo, man biškai toks atrodo, norėtųsi su laiku labiau jau atkreipdėmėsi, iš ko tie rūbai pagaminti ir atsižvelgti į kokybę ir gal geriau nusipirkti kažkokį brangesnį biškį, bet ilgiau panaudoti, panešioti. Nes seniau tai buvo visiškai, tu bele ką, ten pirkti, žinai, nesvarbu, kad pigiau, kad daugiau atrodo. Jo. Aš nesu irgi kažkaip už kiekybę. Aš nesu už kiekybę, aš faktas, kad esu už kokybę. Patiria tai, kad aš šopinos tokiuose, kažkaip nedainu iki tokių, dažniausiai vis tiek būna į akrą, kažką nusipirki, tai tipo, akras vis tiek niekada neužsidarys tos parduotuvės, jos vis tiek egzistuos, tos pačios Zaros, ten tokias pačios sąlygos yra, tas pats, kas Šeino, tas pačios sąlygos yra ir Zaros, tu Zarai moki būna, atrodo, 100 eurų, tai už kiek tu turi pirkti, kad tai būtų nežalinga. Man tada toks, tai tu turi pirkti visiškai iš tų fancy vietų, kur yra ten, nežinau, Michael Kors, Gucci, Prada, Louis ir visi kiti dar ten Karlai ir panašiai. Butikai arba... Bet tai tie butikai irgi, tipo, nebent, jo. Turi nebent, tipo, kur, tipo, pastangų, kad, tipo, žiūrėti, domėtis, tipo, stebėti, kas kaip kur. Man šiai dienai vis tiek patogu. Ar žalinga? Jeigu va čia taip įsiplėščiau, tai čia galėčiau labai daug sakyti, nes tada sakyčiau, jeigu žalinga yra, tipo, vat, kai tu pradėjai, čia aš niekada nebuvau pagalvojus, kad, tipo, ką aš ant savęs laikau, tipo, aš dažniausiai šiaip namie, jeigu būnu, tai aš nenešioju va šitų visų rūbų, aš dažniausiai būnu arba su viena maikė tiesiog kokia nors, žinai, arba jau su savo tais cozy, tam pižamom, tai toks,
Nu, pakenks, tai pakenks. Nes, tipo, jeigu aš pradėčiau galvoti, kad žalinga yra rūbus nešioti, tai kur aš dar galiu nueiti, kas iš vis yra žalinga. Žalinga yra vartoti vaistus, žalinga yra, nežinau, gryn oro neišit, bet gryn oro nėra laukia, nes pilna mašinų, čia neįmanoma. Nu, tipo, jeigu tai pradėčiau, atrodo, tai, nežinau, tipo, per daug apsikraučiau ir tiesiog atrodo yra daugiau tų artimesnių problemų, dėl ko aš ties rūbais šiai dienai. Tiesiog gal tiek neapsikraunu. Gal kada nors ten po 10 metų apsikrausiu, žinai, tą temą, kad, nu, tipo, jo reikia čia kažką, žinai. Tai jo, čia kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Ja, aš tiesiog neturiu energy ir time nomėtis ties, nu, tipo, kur pasiūtas, kada kaip padarytas, ar čia išnaudojo kažką, ar neišnaudojo kažką. Nu, bet aš, aišku, šeimas, vėlgi sakau, nesiperekinu. Tipo, kitur. Tai va, tai nesu tam lygiai iš vis nežinau, ką aš nešioju, ką aš naudoju, perku, kas patinka, tiesiog ir nešioju, atrodo, žinai, tas toks, tai nežinau, niekad kažkaip neprieinu aš kitokių tam, tai va. Tai va, šiai dieną man tiesiog patogu greita mada, nes, kaip suprantu, Zara irgi skaitos. Tai Zaros rūbų ne vieną turiu. Bet šiai dienai daug kas ir perka vis tiek dar jos. Nu, tai va, mano tokia nuomonė. Paina, kad įsiskiria. Važiuojam toliau, buvo ką padiskutuoti, actually, nes dažniausiai man, taip. Mes pritarėm, mes tą patį galvojam. Grinai, va, yra ką parentinti vienai ir kitai. Kaip sakoma, gerai. Toliau, pamečiau kontūravimas. Grožio stebuklas ar grožio mitas? Veido kontūravimas. Grožio stebuklas ar grožio mitas. I love it. I love it. Too. Jo, manau, kad viskas okei. Aišku, kitos ten persitengia gal, bet, nu vėlgi, jūs čia veidas darykit, ką norit. Man tai, žinai, kur jau editini nuotraukos Instagram ir pakeiti savo veidą, visiškai čia jau kita. Čia jau kita. Nes su kontūravimu tu tiek daug nepakeisi. Jo. Vis tiek, tik biškelė šešėlis vizualiai atrodys kitaip. Pritariu visiškai. Dievinu kontūrą. Aš irgi. Oi. Taigi galima biškai pasikontūruoti, biškai pasitobulinti, tam ir sukurtas makiažas. Jo, visiškai žandikauliuką biškai ten pasiryškinti, kaip sakoma, ir į trasą. Tai aš irgi aprūvinu, kad visgi grožio stebuklas čia yra. Stebukliukas mažas. Sportbačių kultūra. Mada ar manija? Kaip tu manai? Klasika. Klasika, love it. Klasika, basic, reikia naudojama, tiesiog įprasta. Nu, tai va, iš ko tas, tipo, atrodo, kodėl visi sportbačius naudoja, tipo, žinai, nešioja visi. Gal patogumo? Tikriausiai, kadangi... Madų būna visokių tų sportbačių. Jo. Bet patogumas, manau, gal. Jo, man irgi. Dėl to, kad visada patogu. Aš net kol nesninga tos su tais kedais, taip dar. Anksčiau vaikštau, dabar jau tokia, nu gerai, reikia čia tos saulinius užsidėti, bet visada neišlipi iš tų sportbačių, atrodo. Tu norėjus visus metus nešioti. Jei tik būtų galimybė, atrodo, visus metus nešiočiau sportbačius. Basutės ten kokias ten vasarą ar kažką. Nu, sunku išlipti iš kedų. Jo, sunku. Tai tas pats buvo, aš nuvažiavau į Maljorką, atsivežiau basučių. Ir ką tu galvoji, aš vaikščiau su kedais visą laiką, nors karšta ten yra, atrodo, dokojai pakvepuoti. Žinai, pėdai tavo savo. Ne, aš vis tiek vaikščiau, nes patogiausia tu bijai, kad tu per daug žingsnių padarys, tau skaudės kojos, nes patogumas yra pirmoje vietoje. Jeigu nutrins dar, tuo labiau. Helna. Tai, kaip sakoma, nežinau, patogumas. Nei mada, nei manija, kaip sakoma. Nu, šiaip manija. Iš tikrųjų, man manija būtų, aš tokia, nu, logiškai pagalvojus. Tai man patogu, bet tai tam, nu, todėl ir yra manija, žinai, nes patogu. Tampa tai manija. Bet tai yra ir manija, sportbačių. Tie mados tendencijos visokios eina, visokie tie batai, ten Balenciagos buvo vienas antos, anas Adidas, tie Samba, tai tie. Tai čia ir kaip trendas, kaip manija irgi. Nu, sakau, viskas viename realiai. Ok. Važiuojam toliau. Lūpų užpildų tendencijos. Love it or hate it. Aš nieko nemanau. Man patinka. Aš nieko nemanau, nepykit ant manęs. Žmogaus pasirinkimas vėlgi. Ar aš norėčiau pasiputlinti, gal norėčiau šiek tiek, bet aš pasiputlinsiu mažai tikėtina, manau. Mane labai neramina tas, kad kur tas hialuronas dingsta, tu pasiputlini ir kur tada, nu man tas, kad kažkokį svetimkūnį vis tiek tai padedi save, man tiesiog reikėtų kažkaip, nu nežinau, man tos tie klausimai visą galvoju. Žinai. Ir šiaip, kol prisiruošiau, turbūt ir pasenčiau. Nu, bet nežinosi. Negaliu nieko sakyti. Jo, girdai, nes gal po 10 metų sėdėsi pasipudinus lūpas, žinai, tas keičiasi. Jo, ir panašiai. Tai jo, tas keičiasi. Šiai dienai biški tokia sas, nu aš visur sas, biški tokia galvoju, kad viskas yra labai sas. Bet žodžiu. Pastebėjom. Jo, aš irgi, šiaip aš manau, iš tikrųjų, aš šiaip galvojau, kad aš irgi norėčiau, bet anksčiau visą gyvenimą
visą gyvenimą labai ilgai gyvenu. gimimo. Galvojau, nuo gimimo galvoju, kad... Taigi, nei. Tai va, kad aš visgi gal stikinu šiai dienai ties natūralumu, jo man irgi baisu, gal aš irgi gražiau atrodyčiau ar kažką, negimiau su tom lūpom, tai negimiau, tai nelemta, reiškia, buvo, tėvulis taip nenumatė, kad aš būčiau su lūpom ir tas toks man tai, nežinau, ir šiaip baimė yra ta, kad kažkas pasikeis, man didžiausia baimė kažką su veidu daryti, nes man labai baisu, kad pasikeis mano veidas, nes tipo, o jeigu sublogės, o jeigu bus blogiau, žinai. Ką tada? Ką tada, tai tipo toks... Po to veidą visą čia prisidaro ir po to lieka tos moteris. Taip. Tai va, tai aš manau, kad visgi dar šiai dienai, nors buvau jau kažkiek perkalbėta, pergalvojus viską, tipo, kad gal jo, čia reikėtų. Šiai dienai aš galiu su lūpdažio Silverline lūpas padoriai gražiai biškį pasiputlinu su visokiom priemonėm ir varau. Man kiekvienai dienai nereikia, kad man ten būtų prieštampu. Ypač ten, heitit esu ties to momentu, kur visiškai yra ančiuko lūpos, perpustos. Jeigu minimaliai, taip aš sutinku, viskas nice. Jeigu yra perpusta ančiuko lūpos, visiškai tos storos, didelės ančiuko lūpos, tada yra žiauriai heitit, nes man žiauriai nepatinka. Man tiesiog, aš negaliu, man visas dėmesys tada į tas lūpus. Tokia, žinai, per daug yra. Tai turi būti kažkoks tas balansas, riba kažkokia, tipo, veide, nežinau. Man nėra gražu tiesiog. Man tiesiog negražu, žinai. Aš dar pagalvojau, dar kaip opcija permanentas yra lūpų, ne? Taip. Nes čia gaunas kaip tatuiruotė, tipo, jo, ir jos padidina lūpas. Manau, kad gali šiek tiek tą vos liniją, aišku, nedarysi daug. Jo, gal tik čia priepo, žinai. Bet ir šiaip paryškina, nes, pavyzdžiui, mano su pabala, ten, žinai, tokios neryškios viršutė. Pavyzdžiui, permanentą pasidaryti, gal visai ir opcija. Jo. Toks lengvesnis variantas. Jo, nes nereikia kišti adatų į save, ten prisileis hialuronų kažkokiu, tiesiog toks. Tai va, tai aš tokios nuomonės, kad vėlgi aš tokia už natūralumą to, kurį dažas. Bet taip čia nusivalau, žinai, bet aš už natūralumą ties to klausimu, kad, aišku, jaučiu po 10 metų pasikeis, kai subaisėsiu, subjaurėsiu, pabandom, davai, jau nebeturiu ką prarasti, jau baisiai. Bet jau bus inovacijų, gal net, žinok, visokiausių. Gal, tai palauksiu dar inovacijų. Dar po 10 metų žinosim, kaip tom pasibaigė, kurios ten prisipūtė belė kaip ir kaip po 10 metų koks pokytis yra. Bus žinių. Jo, tai va, tai kol kas liekam taip, kaip liekam mes. Toliau turime žemo liemens džinsai. Vis nepasakiau žiemos. Sugrįžimas comebackas ar tragedija? Man gražu, bet turi būti gražiai pristalinta, aprengta. Tuos priklauso, kaip užsidėjus jos. Man nešiot nepatogu būtų, manau. Nežinau, jie tokie žemė atrodo atsisės ir plus, dėl kompleksų, nežinau, man ne. Žinai, aš tiek pripratus prie tų high waist'o, mid waist'o, kokį gal galėčiau sudėti, kur toks dar, tipo, regular, nežinau, koks ten yra, bet tas low, nežinau, man turi būti flat pilvas visiškai atrodo, aišku, nereikėtų taip, žinai. Taip žiūrėti, jo. Bet, tipo, taip nėra, mes matom pasaulį, mes matom pasaulį tą ir, tipo, taip nesidėsiu. Ar tu matai kokią nors, tipo, gal ir yra, bet aš nematau. Ta prasme, kurios būtų, matau žemo liemens, ten kropas visiškas, visas, kur pilvas yra, ten visiškai flat, bet pilvais visada, Aš žinau, kiek čia dirbti reikėtų ir kad palaikyti jį tokį, bet nežinau, hormonai. Iš esmės, ten nevalgo tos panos, man atrodo, nesveikai gyvena, aš nežinau, arba genai, arba nevalgo, genai, man vienintelis vos, ne. Too much for me būtų, man tragedija, man nepatinka, nemėgstu, jeigu iš mano pusės, gal kitom gražu, kurios ten skinny, genius, nežinau, genius, nežinau, kodėl čia genius, bet visiškai su flat pilvais ir ten, omaga, kurios ten tos ir vaizduojas ir, jo, nice, good for you. Aš iš savo nuomonės, tai aš nesidėčiau. Man čia yra tragedija, aš nesidėčiau, mano nuomonė, man tiesiog don't. Man atrodo, kad pradėjo gražu man daryti, nes aš žiūriu Gilmore Girls, tą serialą. Ir ten dažnai tais... gal reikia daugiau veikėjų pamatyti. Tokiais žemesniais džinsais būna ta mada ten ta senesnė, ankstesnių metų, žodžiu, dėkingai. Tai jo, man ten visai gražiai, taip įdomiai ir taip gal daug mačiau. Taip, jo, aš atsimenu irgi save prieš. Bet ir ten graži figūra.
aktorius. Nežinau, prieš kiek čia metų, bet seniau, kai pradėjau vloginti ir kai turėjau galimybę išvažiuoti ten fotkintis ir kai man pirmą kartą irgi, kai aš našiau skinny jeans ir man uždėjo tos plačius, tai aš irgi prisiauginau jos. Gal prisiauginčiau ir žemo lemens. Turėtų kažkas iš pradžio prengti, man turėtų patikti, kaip mane prengia turbūt ir tada, bet tai gal čia visai ir nieko, tipo toks nebent, bet kol kas šiai dienai tai it's not for me. Taip, toliau važiuojame, group chatai, būtini ar varginantis? Tipo, techniškai naudinga, kad visi gali tą pačią informaciją ten paskaityti, pasidalinti kažką chatint. Bet mane asmeniškai vargina, aš dažniausiai, tipo, jo, darom group chatą, jo, darom, jo, faina, vieną žinutę ir aš out. Ypač jei žmonės, tie kiti pradeda ten chatint labai daug, aš nespėju, man ten tiek skaityti dabar reikės, aš out dažniausiai būnu. Gal po to perskaitau ir, okei. Kad žinočiau, kas maždaug įvyko. Grinai tu. Nebent pataikysiu, kad aš telefoną nieko neveikiu, tada gal rašysiu kažkiek, bet šiaip dažniausiai jo aš dingus. Po 100 žinučių XD. Jo. Ir vėl Agne. Aš tiesiog ten, nes ten momentinis chatas vyksta ant emocijų ir aš po 2 valandų, haha. Grinai. Ai. Aš dažniausiai būna iš tų, kur chatinu, group chatai. iš tų, kur... Šio tokį žiūriu, Šitas. Nu, grinai, tai, tai taip ir nebeatrašo paskui, va. Nesu group chaterė. Net ir vienas ant vieno kartais būna problema. Nu jo, tai group chatą, tu nėra ką kalbėti šis. Ne, aš tai visada. Man tai patenka. Būtina, kaip sakoma, pajapinti. Smagu man būna. Aš ten hihiha su visais galėčiau. Tokia esu. Manęs nevargina, aš kažkaip, jeigu labai vargintų, tai tiesiog klyvinčiau, bet čia tas retai man būtų, aš dažniausiai vis tiek pačiatinu ten group chatą. Man įdomu tiesiog, kas vyksta. Tyhi. TikTokas priklausomybė ar pramoga? Nu, yra pramoga, bet ir Konkreti priklausomybė. Iki kokio lygio pramoga ir iki kokio lygio priklausomybė, manau. Pramogos lieka. Ir priklausomybė tampa jau tiesiog max ultra. Nes tiesiog, tu paimi telefoną ir tu jau eini į TikToką, jau biškai paskrolinsiu. Naktį, jeigu prisėdi iš vis. Aš dažniausiai lovą kaip prigulu. Tokia priklausomybė būna. Aišku, būna ir atsibosta, bet vis tiek jaučiu, kad yra tas, kad per dieną vis tiek aš kažką praskrolinsiu kelis TikTokus per dieną, tai čia priklausomybė gaunasi, tai nenormali kokia. Tai prasme, realiai vis tiek ateinu užmetu, kad ir būna neturi ten ką veikti, arba šiaip kažką ten telefoną, netyčia užeini, atrodo kažkaip, tą TikToką netyčia, paskolint. Ai, čia reikėjo kažką daryti, žinai, būna visada, atrodo, kiekvieną dieną tu vis tiek paskrolinsi kažką. Tai man toks biškai priklausomybė, išmopusės būtų toks, manau. Bet aš čia, man rasau daugam, kas turi TikToką, tai visi man atsiklinkai yra. Tikrai. Ne veltui ten tėmimsai visokie, kad ten 4 valandas. Biškai prisėsiu 4 valandas, nevisėdė. Whoopsies. Dabar baidavai, dar mačiau kaip tik TikToką. Kinga, nes kaip priklausomas esi. Mačiau TikToką, kai šiuo metu teikinį nepą, užmiegi 20 minučių ar kažką ir atsikeli ir toks... Žinai, atsisuki į draugą, žinai, ir to draugo klausė, kiek valandų, ir jisai po 4:20. Ir toks, nes galvoji, kad atsikėlė jau tamsu, žinai. Jo, tu galvoji, kad, maga, gal aš visą dieną, pramegau, jau čia naktis, maga, žinai, ir jis toks po 4:20 dabar, okay. Tai čia visgi 20 minučių pamegau, žinai, tas toks stresas, kad dar dieną užmigai, bet jau naktį atsikėlė, žinai, tas, žiūrėjai, kingas toks išlempas buvo, bet jo. Kaip tau pala, tai priklausomybė ar tau ar pramoga pala? Pramoga labiau. Okay. Ja. Dažniausiai sąmoningai paimu, bet būna kartais, kad įklimstu netyčia. Yeah. Aš galvau, būna kartais įklimstu netyčia, jeigu, gal pažiūrėsiu kažką ir tada, upsys. Okay. Bet retai labiau. Man tik to, kas yra, aš kokios informacijos būna, ten gaudau. Arba for fun, jo. Nu, įdomi su to TikToku, nežinau. Jo, toks. Kind of 50-50, bet pastebiu, kad biškai priklausomybė yra vis tiek nuo jo. Ką padaryčiau, visur TikTok'e atsirandu. Sekantis, apsipirkimas internetu sukelia priklausomybę ir yra patogu. Yra patogu, gal ir sukelia priklausomybę, man tai ne. Tai tiek. Man irgi tikriausiai priklausomybės gal nėra, kitiem gal sukelia, man tiesiog patogu.
būna kažką nusipirkti online, negu važiuoti per to. Nes aš labai nemėgstu maltis su žmonėm, nesikartojant, tai taip tiesiog. kalbėjom apie šitą. Tiesiog nefaina. Gerai. Kadangi nešopaholikis, tai mes. Jo, nesam. It's chill. Social media detoxas. Privaloma ar perdėta? Manau, naudinga. Nėra gal privaloma. Jo. Privalai. Privalai. Bet naudinga. Manau, Labai. privaloma. Agne, manau, naudinga. Nėra privaloma, jūs neprivalot nieko daryti. Yeah. Tai man privaloma, jūs turit pasidaryti, nes kitaip nupušit. Tiek žinių iš manęs. I'm out. Ne, faina, jo, naudinga, kaip sakai. Kažkada gal ir padarysim, tikiuosi. Jo, nes tas Ta trobelė. nes aš visada reikia atsiriboti 2 dienom bent nuo interneto, žinai, visiškai išjungti. Ir ką aš... Ar aš pasidariau detoksą kada nors? Ne, bet tai yra privaloma man padaryti taip. Aš turiu tai padaryti, reikia prisiversti save, netgi padaryti tą detoksą, ant kiek yra priklausomybė nuo... Nu, nes ir darbas, aišku, jie su to, bet Tas, tipo, tai vat, kaip tas toks yra, va, bet tu vis tiek gali pasimti 1-2 detoksą savo, nes, nu, tikrai įmanoma nupušti. Paskui, kaip sakau, tampi overwhelmed, visiškai toks. Ir tu tiek prisižiūrėjęs visko jau, žinai, nieko nebenori, ta prasme, daryti, tiesiog visko per daug būna tam internete, žinai, visko per daug prisižiūri, per daug pamatai, per daug viskas tobula, informacijos ir tada... Jo, tai va, tai iš tos pusės kažkaip norisi to detokso, bet taip niekad ir neprieinu. Bet žinokit, kad gerai yra pasidaryti. Labai gerai. Aš žiauriai Prisiversti ką norėčiau nors kito kokią nuveikti. trobelę, namuką, Jo. žiemą, zaksninga, mes sėdim ten jaukiai, žvakės, uždegtas kažkaip snekina, be filmą Cozy vibes. Oh, so cute būtų. Manifestuoju. Manifestuojam. Važiuojam toliau. Morning routine, ryto rutina. Privaloma turėti ir tai yra pervertinta. Ryto rutina, manau, kad labai naudinga. Labai naudinga turėti. Gal naudinga, bet tai privaloma. Nu, nes tas privalo man per stiprus žodis. Okay. Aš nemėgstu žmonėm įteiginėti kažkokį privalo, tai aš tokia esu. Yeah. Naudinga. Jo, manau, labai naudinga. Nes tu atsikeli, nes, pavyzdžiui, man aš atsikeliu, jeigu aš nesiplanau, ką aš darysiu, jokios, jeigu rutinos nesilaikyti ten, skinkero nesidaryta ten, kažką atsiprausti į tą lovą paskot, tai aš tada tokia atsikeliu ir ką, žinau, ką daryti, tingiu. Ten kažką daryti, žinai, ai, guliu lovai, ai, gal ten skrolinsiu, ai, gal. Bet kai yra ta rutina, tada kažkaip jau lipi ir darai tos dalykus, nežinai, kad turi padaryti jos. Ten gali ar sportuoti, ar kažką. Tai jo, geriau diena prasideda, kai keliesi, judi ir darai kažką, tada įsivažiuoji greičiau. Jo. Taip. O jeigu mano rutina yra atsikelti, gulėti lovai, man atneša kavos ir aš skrolinu valandą laiko, tai gera mano rutina ar bloga? Nu, moksliškai nelabai. Moksliškai įrodyta, kad Nes žiauriai sako, blogai. kad ten valandą po atsikėlimo reikia kažkaip, 1 valandą Ai, jo, kažkaip ten nieko daryti, per 1 pusvalandį pavalgyti, ten kažko ten. daug yra, žinok, tipo, telefono iš tos nenaudoti. pusės Per blogai. pusvalandį turi pavalgyti, ten tą padaryti, atsigerti, tą. And I'm just here, nežinau, Living your life. grinai. Mano rutina dažniausiai būna, aš esu iš tų žmonių, nes aš neryto žmogus, man dėl to sudėtinga. Aš visiškai neryto žmogus, dėl to man sudėtinga ir aš turiu pagliučinti lovai valandą laiko ir tada aš galiu pradėti savo dieną. Bet aš galiu paskui atsistoti į daryti, pasikurt galiu, ta prasme, viskas that's good, žinai. Kiti gal, nu, tipo, nežinau, čia mano modelis, kaip išgyventi, tipo, žinai, ryto rutiną. Aišku, norėčiau tokios, kad, tipo, atsikeli, atsiprausi, ten iškart viską, o šokiai į lovą, iš lovos, tai į lovą. Ai, o, į lovą, platvis. About that. Šokiai iš lovos, pasidarai pusryčius, bet mano dilema, kad aš pusryčių nevalgau tik atsikėlus, man turi praeiti 3 valandos minimum, jaučiu, kad aš pusryčius valgyčiau. I'm that kind of person. Which is crazy. Nu, smagu. Bet gerai ta rutina. Agree. Turėkit ryto rutiną. Naudinga bus. Ir vakaro turėtų būti visai naudinga iš tikrųjų. Vakaro netgi labiau gal Nes norėčiau tada- turėti. Vakaro nekontroliuoju visiškai. Rytą dar sukontroliuoju kažkaip, jeigu reikia. Tai buvo yra kažkaip privalumų, bet vakarą sukontroliuoju save. Ai, mažiau pamegosiu, nu tai nenumirsi tą vieną dieną. Jo, ai, tu tektojau. Aha, ryte. Jo rytą. Blogas sprendimas Lavonynas buvo. visiškas. Nu. Tai visiškai blogas sprendimas. Gerai. Čia jau įsivažiavom. Labai juokingas tiesiog buvo su tam rutinam. Naminiai gyvūnai. Ar verta laiko ir pinigų? Taip. Taip. Reikia labai daug meilės, džiaugsmo, šilumos ir prasmės Jo. netgi gyvenime. Dopamino daug duoda. Taip. Agree. Už. Aš irgi už visiškai. Visiškai Bet už verta. taisyklingą ir Taip. normalų gyvūnų laikymą ir nekankinimą. Tai va, ne veltui, Ne, nu, ne, tai- va šito tai negalima. Taip. Taip.
Niuniu. Supratot? Niuniu. Va šitaip, tai jau Agnė pasakys Čia griežtai. jau privalo, Va nekankint gyvūnų, privalo. Yeah, exactly. Galima. Let's go. Minimalizmas. Gyvenimo būdas ar tendencija? Tendencija. Nu, bet ir gyvenimo būdas kitiem jau tampa. Nu, tai. Nu, jo. Agree. Na, aš nesu minimalistė, nes jeigu būčiau minimalistė, pas mane čia šitų daikčiukų nebūtų prikraustyta ant tų lentynėlių. Aš esu mačius minimalisto namus, aš buvau šokiruota. Tuštokį. Žiauriai tušti. Nieko nebus padėta visiškai. Tai ten minimalistas yra visiškai. Virtuviai, nei vieno daikto. Nei vieno tuščia tiesiog. Komodos, nei vieno daikto. Tiesiog viskas visur sudėta, sukišta. Neišterčiau, gal netgi mažiau, ne tai, kad sukišta, bet tipo, daiktų net tiek neturi. Net neturi ką padėti. Bet tai buvo tiek. Kaip parduotuviai, kur išdėlioti baldai tiesiog. Grinai, bet vat yra tokių žmonių. Man būtų too much. Iki to lygio, man minimalizmas kai kuriuose sferose temose patinka. Arba ten aprangoje ir panašiai, bet namuose, nu, nepasakyčiau, kad aš minimalistė, vis tiek apsikraunu. Nu, taip gaunas. Jo. Nu, šiaip iš to sovietmečio atėjo, kad žmonės nu jo, kaupė mes visus grynai daiktus. Pas mane namie, Nu. atsimenu, jo, vaikystėje visur daiktų, visokiausių, visko pilna, visko prikaupta. Ir po to mes užaugom ir bėgt norim nuo to. Atrodo. Jo, Tai aš jo, tam jo. viduriukė, kur Jo, jo. nenoriu tušiai minimalizmo. Jo, jo. Bet taip, kad tvarkingai būtų. Na, jeigu tikrai man nereiktų daikto kažkokio ten žaisliuko mažo Jo. iš kinderio prieš 10 metų, nu, tai alio, tai Jo, išmesiu. jo. Viduriukas tas balansas. Same. Nei per daug apsikrauti, nei per daug nusikrauti. Buvau galvojus, kad, oi, norėčiau būti minimalistė iš mados pusės. Tai Aha. va. Jo. Ne, Sunkiai, vis ne? tiek noris kažkokių aš spalvų daugiau įnešti, Nu, jo, kažkokių jo. įdomesnių turbūt. Aš nelabai išperku, bet nu, taip apsistoti ties tam tikrai, žinai, ir visą laiką jos nešioti, man Jo. pabosta gal biškai. Agree. Nors tiek nešioju, nu, bet supranti gal. Jo, aš ties papuošalais minimalistė. Visiškai sudėtinga man su papuošalais susigyventi. Tokia minimalistė, visiškai. Ties to aš būčiau minimalistė. Tai va, yra tokių temų, kur minimalistė būčiau, bet va, ne visur. Bet įdomi. Tendencijas skaityk. Nu jo. Nu, galimai, manau. Kad... Kitiem jo gyvenimo būdas tampa visiškai. Nu tai čia tas ant to, grindai, tas ant to. Ok. Kelionė solo. Naudinga ir smagu ar pavojinga ir vieniša? Aš abu manau, kad gali būti labai faina, jo. linksma, ypač tokiem individualistam žmonėm, bet ir žiauriai nesaugu gali būti, ypač moteriai. Na, matinga, kaip tu neatsakysi, niekada nepasirinksi vieno, nes vis tiek išvedžiosi, kad čia biški prie to galim tą pritemti, biški prie to tą galim pritemti. Mes norim answers. Smegenų pusės ir turėsi tokį atsakymą, kaip aš turiu. Tiesiog. Nu, nes ir faina, nes tai Taip. žmogaus priklauso, man per daug sunku gal įvertinti, nes aš bendrai galvoju, aš negalvoju apie save, gal, nu, aš bendrai žiūriu. Man asmeniškai, jo, atsakant, tai man, ne. Nu, aš bijau, aš neturiu drąsos vieną Aš kelią. irgi Aš neturėčiau tai norėčiau, nes aš tokia individualistė labiau esu, alone galiu būti, bet aš neišdryšiau, man paranoja būtų, manau, nu, daug reikėtų perlit baimių. Jo, Nu, tikrai, jo. vien būtų lėktuvus reikalų. skrist vienai, važiuoti vienai, bukintis viską vien, ne. Daug, man daug too yra much niuansų. būtų. Tai aš net negalvoju apie tą Agree. pasirinkimą. Faina šiaip, manau. Bet aš tokia irgi būčiau iš tų, kur labiau, jeigu man tai, tipo, būtų toks, I'm scared, stressful, anxious. Per daug būtų visko man. Kitiems gal faina. Tai nežinau, ar naudinga? Nu, kad smagu, klausimas. Čia, tipo, ar tu moki save Tai va, jo, pasienterteininti? Tai bet labai nuo žmogaus priklauso. Nu, jo, Aš manau, jo. kad visai man sueitų, gal Jo, net. Aš kaip man viskas... Ginai, taip nereiktų būt prie nieko vienai. taikytis, būtų Jo, tau aš chill. galiu daryt, ką noriu. Agne, jo. Daryt, kur noriu, kiek Oh my noriu. God, čystai. Fainai, bet va, tie kiti Jo. dalykai ir šiaip vienai, sakau, kaip moteriai. Vienišumas, tipo. Tai čia kokią saugią šalį varyti nebent labiau. Nežinau, vis tiek man liūdna atrodo, saugiau. vienas valgai, ten, žinai, vienas nuvarai, bet neturi su ko Nu. pajapinti. Tai, Nu, aš tai, va toks. žinai, pamastymą. Jo, tu tai jo, jo. Savo, tai stebi, žinai, vis tiek Jo. vaizdus, kultūra kažką ir man. Tas jausmas man Tau tiesiog, man tiktų, jo. užtenka vien to jausmo. Gal po 10 metų pasikeis kažkas ir gal sugalvos nuvaryti. Wow, o čia tai būtų wow. Nu, čia tai būtų Gal life būtų. upgrade'as. Į Latviją. Nu, Į Latviją galėčiau. kaip sakoma. Gerai, suaugusio gyvenimas jaudina ar vargina?
Nu, vaikystė jaudino, dabar vargina. Margina. Seniau noriu užaugti. Aha. Vėl vaikystėje buvo, kad jaudina, o vėliau, kad vargina. Tiesiog šiai dienai išnekam, kas, tipo, tai vargina, ne? Vargina. Šiai dienai vargina tikrai. Aš nesuprantu, jo. kaip kiti menedžina kartais tiek daug dalykų. Man čia applause for you. Tikrai. Tiesiog visiškai respektas. Jeigu jūs viską menedžinat gyvenime nuo ten tobuliausių dalykų iki, nežinau, ten turit rutinas, darot, einat, dirbat, darot, auginat vaikus, ten viskas taip, Hobiai ten. hobijos, savęs realizavimai, ten, oh my god, jeigu tai viską spėjat padaryti, tai tiesiog visiškas respektas, aplauzas, jeigu taip išeinat, nes, nu, vargina tikrai. Šiauriai vargina. Labai Čia daug visko. net neverta plėsti, nes tiesiog kaip prisiplėstume, tai čia visas podcastas iš to išėtų. Tiesiog, Aš dar nenukrekinau kodo, kaip būtų adult. va. 100%. Nu, vis tiek visi sako, mes vis tiek išliksime vaikais visada širdį. Šiaip, jo, aš galvoju. Jo, aš vis dar vaikas jaučiuosi. Jo. O galvau, kad bus, jausios tokios saugus, žinai, vaikystėje. Aš Kažkas 18 tipo pasikeis. buvau. Tokia, tipo, aš čia viską žinau. 75, nieko aš iš vis nežinau, 18 iš vis, gėdas, liepkis palapais, dimantai, Jėzau. Tai dabar suprantu, kad visgi dar daug trūksta. Tykiai, gal per tokelę pasidarom 20, turim veikusios, tai viduriukas. Ne? beveik jo. Gerai, super. Gerai. Ok, grįžtam po pertraukėlės ir nieko nelaukdamos, tęsiam sąrašą, nes ganėtinai ilgokas, šiandien biškai neblogai pasiruošti buvo matos, tai kad jo neužsikaitint per daug važiuojam. Tai 21 bus cottagecore, tai yra estetika, kuri švenčia paprastą gyvenimą, ypač kaime, tai skatina gyvenimo būdą, pagrįstą tradiciniais įgūdžiais, pavyzdžiui, duonos kepimu, sodininkystę ir drabužių siuvimu. Tendencija tai yra skirta tik Pinterest. Wow. Man kietai atrodo visai. Man irgi. Nežinau. Aišku, man pačiai galbūt sunku kabiški. Reikėtų adaptuotis iš naujo pripratus prie gero gyvenimo, prie elektros. Nu, gal nežinau, gal ten elektrą jie naudoja. Aš nežinau tiksliai, kiek tas cottagecore. Bet šiaip kietai atrodo. Toks grįžimas atgal, toks ramybė man iš karto atrodo tokia. Man irgi, man visai faina. Bet galbūt aš nelabai lipusi tą esu, tai galbūt daug kas, nu, tipo, kaip Pinterestas čia, gražiai, čia iš tikrųjų taip nėra, tipo, tipo, taip, atrodo, taip nebūna. Tik tais, kad, tipo, įkelti social media ir panašiai, žinai, tas toks man, tas toks. Bet šiaip, jeigu realistiškai taip žmonės gyvena, tai cute man visai. Jeigu yra tokios galimybės, tokie norai ir taip gyvena, tai faina. Ok. Toliau, sąmokslo teorijos, linksma ar pavojinga? Man linksma? Jas, man patinka. Jau norėjau galvoti, linksma. Linksma? Man irgi linksma, nežinau. Ar pavojinga, ką žinau, ką ten pirkti. Aišku, kiti žmonės įtikė, po to ten sektos vos nesudaro žmonių. Visokių būna tų teorijų, bet tai yra kažkiek gal pavojinga, nes ne visi ten supranta, kad galbūt čia nėra tiesa įtikė. Yeah. Bet šiaip linksma. Fun. Labai linksma. Yeah. Kokiu tik neprigalvoja tų teorijų. Ok, naktinis klubas, įdomu ar pervertinta? Jaunystėje visai fun buvo, dabar taip. Nebe. Tiesiog. Nes aš namie geriau pasijungsiu kokią švieselę ir įsijungsiu savo muzikos. Nereikės šūkau tarp žmonių, nereikės ten, čia pilna pliusų namie. Dažniausiai dar ne tą muziką turi klausytis ten tam klube, kurią tu klausaisi. Tai toks. Man pervertinta ganėtinai jo. Vis čia klubai, oh my god, man toks. Žymiai geriau tada Leave sodybėlę savais draugais. Jo. Viskas. Perfect. Užteks pilnai. Senučiukės 3000. Ne, mums tiesiog nepatinka klubai. Chaosas tam iškėlė. Yeah, too much. Taip, Netflix mygtukas praleisti įvadas, skip button. Tobula. Aš už 100%. Jo, aš irgi negaliu pamastymų uždėti jokių. Taip, tobula. Taip, tu gali tiesiog praskipinti, žinai. O jeigu kažką praleidai, pasižiūri, bet jeigu nori praskipinti ar intro, ar tą ištrauką, žinai, kur kas buvo before, tai... Geriausias dalykas. Jo, agree. Gerai, galime važiuoti prie kito klasikinių tavo laidų paleidimas iš naujo, kaip Friends, Gilmore Girls, Gossip Girl ir panašiai. Tiesiog. Man kodėl nostalgija? Jo, man faina, būna net tų, kur nemačiau, netgi faina pasižiūrėti. Tai nostalgiška labai. Aš irgi už. Mes žiūrėjome toliau maisto pristatymo programos.
Love it or hate it. Darbo vieta nauja. Nežinau. Darbo vieta nauja? Nu. Kai atsirado šitą lygą, atsirado darbo papildomą kurjeriam. Amazing. Aš daugiau išnaudoju, taip overall žiūrint pasaulyje. Nu, bet šiaip, nu, ką žinau, gerai gal. Love it. Galiu tiesiai šviesiai Patogumas. pasakyti love it. Nes, nemėgstu aš eiti out labai dažnai. Tai man čia palengvinimas. Man reikia iškrauti savo socialinės baterijos. Man tiesiog patinka namie pavalgyti. Man faina namie pavalgyti ir kai tau nereikia gaminti ir tu gali užsisakyti ir kad tau atvežtų. Žiauriai faina, tiesiog. Tu negamini, pačilini ir dar namie pabūni savo erdvėje. Tiesiog, tai aišku, faina yra išeiti pavalgyti, bet faina, kad atsirado toks dalykas kaip, maisto išvežimas, nes anksčiau tik picas galėdavai, man atrodo. Jo, kažkas to. Nu, realiai, tai toks. Labai gerai. Labai fainai, labai fainai. Taip, toliau, priešpečiai, vadinamasis brunch. Pervertinti ar būtini? Man pervertinti. Man Man irgi nereikia. galbūt, man irgi. Why do you need priešpečiai? Nu. Na. Man nespėja suvirškinti po pusryčių iki pietų, tai tipo. Jo. Nors kaip man tokiai, aš tikriausiai brunčą visą ir valgau. Turbūt gaunės, kad Nu. brančinė. Jo. Tai tipo, bet neįčiau tam dėl brunčio, einam į brunčą. Na, bet toks, galim nueiti, tipo, jeigu meniu skanus, faina, tipo, žinai, bet to nesureikšminu, kad čia brunchas. Let's go, tipo, žinai, toks, tiesiog. Man toks ant prikolo. Agree. Okay. Drąsus antakiai. Love it or hate it. Drąsus antakiai. Ryškus čia. Ryškus vešlus. Ew. O, okay. Iu. Nu, tai juodi tokia. No. Man faina, kai tinka žmogui tie vešlus antakiai, tokie kur plaukeliai. Tai nereiškia, kad čia užsipešia, žinai. Natūralus tai man už, bet tai Tai- drąsus, kaip supratau, kad... Ne, tipo, drąsus. kad... Ne, ta prasme, ką turėjau omeny, tai tipo, rašydama šitą, tai tiesiog tie tokie vešlus, tie tokie netvarkingi antakiai, nepešioti ir panašiai. Tipo, į tą pusę. Ne tai, kad užsipešia, ta prasme, literaliai natūralus, kokie antakiai egzistuoja. Aš tą pusę turėjau. Tai man faina, jeigu žmogui tinka, nes tikrai yra tokių žmonių, kuriems žiauriai tinka. Tipo, ir taip, wow, net, ta prasme, kaip kažkoks akcentas, kaip kažkoks išskirtinumas žmogaus, tai vat, iš tos pusės. Man faina. Ar love it? Ką žinau, ar love it tiesiog. Tai va toks. Man pavydas, jeigu turi višlius antakius. Agree. Pastoviai reikdas pešinėti plaukelius, Yeah. be plaukės. Plaukų prieauginimas. Transformuojantis ar netikras? Fake. Bet tai nėra fake. Taigi pasidaro, ja, atsiaugina tos plaukus. Plaukų prieauginimas. Aš pagalvojau, žinai apie ką? Apie plaukų tą įsodinimą. Ai. Transplantaciją, va pagalvojau. Jo. Ne, plaukų prieauginimas, kur, kur ten su tom prikepėm. Aš žinau, ten sako, kad žaidžia plaukam, bet nežinau, jeigu jo kitos turi plonus plaukus ar nori, nu tipo... Jeigu jūs norit, jūs dareit. Grinai, Tiesiog neturėjau niekada. man Taip. patinka. Užtenka Aš visai, taip, man viskas sako. neprisiauginčiau niekada plaukų. Nes tiesiog arba aš užsiauginau savo plaukus ir nešioju savo plaukus, arba aš nusikirpau ir aš bus nusikirpti savo plaukus. Bet išskirtiniais atvejais prisisekčiau plaukus, bet neprisiauginčiau tikriausiai, prisisekčiau plaukus. Jeigu tai būtų kokiai nors šukuosenai, reikėtų vestuvėm, kokiai progai tokiai, žinai, kur norisi plaukų ir reikia tų plaukų, tai prisisekčiau, žinai. Tam kartui, tam vakarui. Bet turbūt neprisiauginčiau. Tai man toks, nežinau, jūs jeigu norite, bet gal kažkaip ten kitom neauga, ne plaukai. Būna labai ploni plaukai. Jo. Man to išlumo. Bet tada irgi ten, esu girdėjus, kad ten vis tiek svoris, viskas ir taip kenkia. Tai toks... rizikuoji. Čia jau ne mano pasirinkimas man. Ja, tai aš tokia, prisisekčiau nebent. Ar lavinu, tai nebūtų, kad lavinu. Transformuoja tikriausiai. Jeigu tu ten trumpą plaukę ir tau prisega plaukus, tai turbūt transformuojasi iki žemės. Netikras įdėkis, love it or hate it. Aš tai love it. Kaip baltodė būnant ir kai reikia Ultra Max, nes anksčiau galvodavau, kad baltai būtų labai faina, bet dabar supratau, kad biški vis tiek noris kažkokio atspalio nepamėlinausiai būti, nes aš, kaip ten pagal savo šeimą, net nepabaltaus, o pamėlinaus, which is funny.
Tai va, iš tos pusės faina šventėm vėl kažkokiam progom, kad gali prie suknelės ten tos rudos kojos ir panašiai. Nu, rudesnės kojos negu įprastai mano pamelinavusios. Tai iš tos pusės lavit būtų man. Aš su saiku lavit. Nu jo, ne tipo, nu nes netikras įdėgis, nors gal tu ten pasiriai kaip soliariuminį, nu nes soliariumai, ten jau gali prisižaisti, jo. Streaming music, nežinau kaip lietuviškai išversti, tiesiog transliuojama muzika. Spotify Music, Apple Music ar YouTube Music. Bet čia tas streaming, tai čia tiesiog kai klausai muzikos? Nu, tiesiog platforma, kurią rinktumės. Labai apsikarauni. Nu, Ne, nespratau klausimą. Streaming, nu, tiesiog Spotify, Apple Music ar YouTube Music. Aš tiesiog kategoriją tau pasakiau ir tada išvardinau appsus. Yeah. Sure. Man irgi Spotify patogiausia, kol kas niekas nepakeitė to patogumo. Ok, važiuojam toliau. Elektroninės ar fizinės knygos? Fizinės. 100%. Man irgi visiškai. Nesuprantu, kaip jau ir taip telefonai prisėdžiu. Jo, tik man akis ir taip pavaršau skaityti knygą, dar tą tekstuką, ne, man labai ne. Grinai, o audio kaip būtų tau? Nebandžiau. Manau, kad visai gal variantas, bet mano mintis pradėtų skraidyti, nes aš turiu akis ir aš žiūrėčiau, man vis tiek reikėtų kažką daryti. Aš nesėdėsiu taip, žinai. O kai kažką darai, koncentruojas dar į veiksmą, tai geriau, kai turi, žiūri. Skaitai. Jo, man tas pats. Aš irgi visiškai už fizinės knygas. Kažkaip numeris 1, tai toks pirmas ir geriausias variantas, kaip sakoma. Taip. Gerai, kitas. Notifications. Būtini ar erzinantis? Jo, reikalingi. Nežinau, negalvojau niekada apie notifications. Ką aš ne. Radom kažką, apie ką nebuvo apmąstęs, Aina. Jo, yes. Jo? Biškį erzina, kai daug jų būna labai ir ten iš tų nereikalingų kokių appsų. Aš išsijungus esu pasilikus ten Instagramą. Aš ne visada. Daug ką labai išjungus. Reiktų man išjungti. Jo, man reiks šitą padaryti. Ir nuo kurių esu garsą nuėmus, tiesiog, kad atsirastų, kad aš matyčiau, kad buvo, bet garsą net nuėmu. Kad, žinai, kai padėtas telefonas toli, kad kling, ir tu paeit žiūrėti dėl šios nesąmonės. Aš net garsą nusijėmus. Aš turiu Gmailę prenumeratų tokių, kurių neišjungiu, niekaip neišjungti, tipo, man vis tiek Gmailo reikia notificationų ir tipo pastovi pling ir aš jau, Gmailas atėjo, kažkaip atrašė, kažkaip vyko ir aš tipo pasižiūriu. Nesąmonė ten, nu. Tai toks šiai. Bet jo, reikalingi tie notificationai visgi. Nematyčiau, kad parašai ar kažką tai būtų.